6 komisariatas. Komisaras Banevičius. Algirdas. Puikiai pažįstu. Tai už pusvalandžio turėtų būti, jau sakė, išvažiavo. Tavo darbo diena baigta. Bet tai man dar liko valanda. Diena. Tavo darbo diena baigta. Ačiū. Šaunuolė. Puikiai padirbėjai. Gerai. Tai iki. Iki. Prašom. Aš esu Simonas Šarkys, 6 valdybos viršininkas. Ir aš noriu su tavim pasikalbėti. Kalbam. Tai ką, ginklus pardavinėjai? Ne. Tai kodėl sulaikė? Čia tokia nesąmonė gavas. Aš bare girtas, prišnekėjau vienam žmogui, kad judu su ginklais, kad tipo labai krūtas. Girtas nesąmonė priskeriau. Tasai kitiem papasakojo, paėjo gandai. Da iki jūsų. Nu, turit. Ir sulaikė sandario vietą. Nu, jis ten pirmas atvažiavo. Aš po to, bet jokių ginklų tai neturėjau. Ko ten važiavai? Nu, tai kad pasakyt, kad nustotų skleis šūdus apie mane. Kad uždaryti istoriją, kad girtas nesąmonė priešnekėjo ir viskas. Tai kodėl tavęs nepaleidžia? Nežinau. Aš irgi nežinau. Porą mėnesių pasidės ir... Porą mėnesių sakė tik vieną. Sakė vieną? Nu tai bus 2. Pratęs. Myliau. Šmyliau. Šmylius, taip. Ką darom? Aš žinau, ką darom. Jeigu su manim bendradarbiausi, iš areštinės paleisim. Ar taip tinka? Jūs juokaujat? Aišku, kad ne. Kodėl? Todėl. Po teisybei tau nereikės nieko dirbti. Popierių ant galinę datą pasirašysi. Aš pasakysiu, kad dirbi teisėsaugai ir kad gyrys visiems, nes nori padėti išaiškinti tikruosius ginklų prekeivius. Ar supranti? Ne. Tavo draugas paprašė pagalbos. Kito būdo, kaip tave paleisti iš areštinės, aš neturiu. Draugas? Nu, tai taip reikėjo iš karto sakyti. Duokit, ką ten reikia, pasirašysiu.
Sveika. Labas. Darbuojas? Ai, viskas iš rankų krenta. Tai kas atsitiko? Nikitos nebėra. Kas jam? Žuvo. Patraukė. Po traukiniu? Nežinau, sako, buvo labai girtas. Mane apklausė kažkokia moteris. Kažkokia Diana Vilčinskaitė iš kriminalinio biuro. Tai kaip jis atsidūrė po to traukiniu? Nežinau. Kavos gersim? Aha, padaryk. Vardas, pavardė ir parašas. Tai taip išeina, kad aš jau 9 mėnesius jums dirbu. Jo. Įdomu, kiek per tą laiką būčiau uždirbęs? O tu pabandyk ir sužinosi. Dabar darysim taip. Aš paimsiu šitą popierių ir tau jį atiduosiu tuomet, kai tu išeisi į laisvę. Tyrėjui nieko nepasakoji, o aš susitiksiu su komisaru ir viską sutvarkysiu. Jau galite įsivesti. Ačiū labai. O tai kada šitas bus, už savaitės? Nelabai supratau. Ne, užklausiu, man įdomu. Tiesiog įdomu. Ai, kamerai. Kamerai sužinosi. Labadiena, komisarė. Šarkys. Kaip gyvenat? Aš turiu tokių techninių nesklandumų. Reikia susitikti. Man privažiuot? Ačiū. Klausyk, o čia nebus Rolandas įsipainiojo su Nikita? Baigtų. Čia nelaimingas atsitikimas. Tu tiki tuo? Taip sakė ta iš kriminalinio biuro. Labai jau keistai su to traukiniu atrodo. Su Rolandu rimtai susipykot. Nežinau, jisai ko nori. Metus kartojo, kad aš jiems svarbiausia, o dabar grįžo prie senų įpročių. Na taip, jis toks. Koks? Azartiškas. Sugalvoja kokią nors veiklą ir darys ją, nepaisant nieko. Turbūt man geriausia būtų jį pamiršti. Antrą kartą iš kalėjimo nesugebėsiu jo ištraukti. Liūdna. Aš turbūt per daug naivi buvau galvodama, kad galiu pakeisti Rolandą. Jis nepasikeis. Jis koks buvo, toks ir liks.
Pasikalbėk su juo, labai prašau. Su juo reikia kalbėtis. Visada reikia su juo kalbėtis. Kas čia? Labas. Hardai! Aš atėjau! Hardai! Išlįsk. Hardai. Tuk, 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 tuk. Hardai! Kur jis? Dink iš čia. Nori mane nušauti? Šau. Šau. Šau, šau. Labai neskanus obuolys, aš nenoriu pabaigti. Nušauk mane. Nušauk! Šauk! 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 Nušauk mane! Aš tuos pats nusišausiu, nori! Šauk! Šauk! Galvoju, taip lengva nušaut žmogų. Reikia biškį būt. Perduok, kad aš jo ieškau. Sveiki, komisarė. Sveikas, sveikas. Nu, kas per problemos? Aš dėl Jurijaus Šmilio. Aišku, čia dar tarp mūsų. Geras sakintas. Nuo svarbaus darbo atitraukęs. Ten dar busikas buvo. Pabėgo? Tai išgirdo šūvius. Išsigandau. Algirdai, kaip nors apiformink. Ir paleik Šmilį. Jis mums dar bus naudingas. Gerai. Ačiū. Būsiu labai dėkingas. Iki. Ovčinikovai, Simonas Šarkys tau skambina. Tavo klausimas uždarytas. Gali važiuot pasiimti. Ir aišku, nepamiršk antros klausimo dalies. Nepamiršau, начальника nepamiršau. Visas stadionas jums skanduoja. Ačiū, ačiū, начальнике, ačiū. Aha, все. Иди, твою мать.
Alio, načelnikė, atsiprašau, 1000 atsiprašymų. O koks komisariatas? Nepasakė. 6. Aha, все. Aha. 6. Lekiu kaip ant sparnų, bet pagal taisyklės 60. Geras žmogus buvo tas Nikita. Tik kartą bandė ragą įsukti. Rolai, nepradėk. Ko pasikvietei? Buvau susitikus su Dovilė. Skambink jai ir atsiprašyk. Neskubink įvykių. Ji norės, kad išvažiuočiau, o aš negaliu, aš turiu pasilikti, turiu čia reikalų. Tegul nusiramina. Kokių reikalų? Buvau Hardą aplankyti. Gaila, neradau namie. Ko tau iš jo reikia? Pameni, tu man kaip brolis, o jis mane mentam pridavė. Rolai, Ašgi supratau, jis mūsų abiejų nekenčia. Rolai, nepradėk šitų nesąmonių. Jis tavęs nekenčia, todėl tave ir paliko. Pasinaudojo ir pabėgo. Bet nieko. Aš jį susirasiu. Manęs laukis. Suka! Jurakė, tu iš čia, aš galvoju, tu iš ten pro pagrindinio, tu per tarnybinį. Jo. Nu, okei. Tai ką, davai sėdam, nestovim čia, nestovim prie mentūros, nes išeis su dulkių surpliu ir įsiurps. Oi, galvutė. Sio, kojytės. Sio. Tu. Kavaliai. Pardon. Tap, klausau. O kokių ginklų reikia? Pistulkų? Turim. Klok, čizet, berėtos baigėsi. Jo, bet turiu 3 dėžes užsisapastės stečkinų. Kaip iš gamyklos visi tepaluose dar taip. Tik niekam nesakykit, kad varau ginklų kontrabandą. Taip pas mane dirbė. Tu kaip beveik teroristas. Gerai, jau gerai. Gerai, o negerai. Vat negerai. Kad nesytų į rožytę panašos. Ten kur ginklai. Ten Interpolas, Europolas, Masadas, Mi6, KGB, ČŽV ir taip toliau. Kiek kainavo? 20 gabalų. Paduosim. Larčikui liepiau išvalyti visus sandėlius, kad neliktų net nei kvapo. Nu. Blin, kaip tu išvis? Šovė į galvą tokia mintis. Nu, buvo pasiūla, atsirado paklausa, kažkam reikėjo užimti nišą. 15 metų. Kalėjimo už tą nišą. Ne 15, nuo 4 iki 8, 253 straipsnis, gali pasiskaityti. Pasiskaityt, blin. Tu džiaukės, kad Larčikas tepė slydės. Nu, tai būtų paėmė su visom pistulkom. Gerai, Šam, važiuojam. Nekomanduok man. Važiuojam.